Sveiki, Kristijonas iš skaitmeninių šypsenų ir šiandien parodysim jums laminatės, vainikėlius, šypsenos matavimą ir nuo ko viskas tai prasideda. Tai pirmiausia, turime situaciją. Standartinė situacija laminatėms, vainikėliams, gyvi, negyvi dantis, plombuota, neplombuota. Pirmoji konsultacija, nuskanuojam, nufotografuojam ir jau laboratorijoje prasideda darbas. Koks tai darbas? Tai va, turiu čia rankoje dvi šypsenas, kurios iš esmės skiriasi, bet jeigu taip labai stipriai žiūrint, tai gal ir nelabai. Bet kai įsideda šitas maketas jau į paciento burną, tada pasimato vat tokie skirtumai. Kaip? Ar čia dantis yra tokie griežtesni, ar va čia, va, kaip matot, yra apvalesni, lyginant su pradinė situacija. Tai čia va yra toks pamatavimas dar prieš, ką nors pradedant daryti. Tiesiog, kad žinotume, kur eiti, kiek reikia šlifuoti, ar reikia šlifuoti ir tada mes dar galim video padaryti medžiagą. Kai jau visą šitą išsiaiškinam, tai čia būna dažniausiai antro vizito metu, mes jau pradedam modeliuoti kompiuterio ekrane naują šypseną. Ta šypsena susidaro, kaip ir sakiau, iš vainikėlių, laminačių. Ir visas vaizdas, kurį jūs čia matot, jis buvo perkeltas iš vieno iš pasirinkto šypsenos maketo. Kas toliau? Tai mes turime vieną ar kitą pasirinkimą. Mes galime keliauti ir jau turime sumodeliuotą situaciją, galime keliauti prie gamybos. Tai štai aš jums parodysiu, kaip iš tikrųjų atrodo dar tik tai pirmoje stadijoje iš štai tokio blokelio pagamintas dantukas. Jis buvo daug didesnis, jis čia buvo pritaisytas ir iš štai šio blokelio buvo pagamintas štai šis dantukas. Tai dabar kuo skiriasi laminatė nuo vainikėlio? Tai kaip matot, dantukas yra nušlifuotas, paruoštas, jisai iš abiejų pusę apgaubė tą nušlifuotą dantuką. Tai čia vienas variantas. Jeigu paimt laminatę, tai laminatė, matot, vidinis paviršius lieka nuosavo danties, nes jisai yra sveikas ir jo nebūtina šlifuoti, o iš priekinės dalies jisai yra šiek tiek nušlifuotas. Todėl skirtumas yra štai toks. Pademonstruosiu. Viena pusė tokia, kita šitas būdas yra labai minimaliai paliečiantis danties audinius ir šis paviršius jisai nekeičia spalvos, turi puikų blizgumą ir kai jau bus pagamintas galutinis rezultatas, tai jisai atrodys štai taip. Kol kas čia yra dar tik tai pirminė stadija. Tai aš manau, kad pamatysim video medžiagoje, kaip jau atrodo mūsų pagamintos laminatės, vainikėliai paciento burnoje ir kaip jisai jaučiasi. Ir dar parodysiu vieną dalyką. Tai yra kopija štai pasirinkto dantuko. Tai turim priekinį štai dantuką ir jisai štai čia mūsų rankoje. Ir lygiai taip pat yra štai čia. Tai mūsų visų šitų šypsenų matavimo esmė yra ta, kad kai mes įsirenkam šypsenas, kad mums nereikėtų kurti kažko papildomai. Mes žinom, ką reikia daryti, mes žinom formą, žinom, kaip tai formai reikia paruošti dantis ir dažniausiai, jeigu paimt vadovėlį, ten būtų parašyta, kad reikia daryti, šlifuoti 1 mm ar dar daugiau, tai mums kartais pakanka 0,6, kartais ir 0,4, nes, tarkim, mes turim daugiau vietos. Tai čia visi tie techniniai dalykai. Bet aš norėčiau labiausiai atkreipti dėmesį
apie tai, jog galime pasimatuoti šypseną. Galime, kaip sakiau, iš tos situacijos, iš šitos situacijos, be jokių šlifavimų, be nieko, pamatyti save su viena šypsena, su kita šypsena, reikia galima trečią šypseną turėti, arba iš čia paimti pirmukus, iš čia paimti antrukus, praplėst, susiaurint, pridėt, atimt. Žodžiu, jūs atėję pas mus esat labai lankstus, nes mes dirbam kartu, o tas darbas kartu tai reiškia, kad uždedam, jūs pamatot. Jeigu tinka, tada galim tik tai imti kitus darbus daryti. Jeigu netinka, tol nepradedam už šitos gamybos, kas yra štai čia, kas yra patys jau dantų modeliavimai paruošti tai gamybai, kurią matėt. Tų dantukų, nes jie bus gaminami tik tada, kai jūs leisit mum, duosit leidimą, kad ta forma tinka. Ir po to, jeigu pagaminę dantukus matot, kad norit šviesiau, norit tamsiau, mes galim iš karto čia vietoj koreguoti ir ten 2 valandos bėgyje kartais galim pakeisti ir atspalvį ir panašiai. Taip, kad mes tampam dantų technikas, gydytojas ir jūs viena komanda, kuri kūrė tą tobulą, nuostabią, ar kaip be pavadinsit šypseną, bet su jumis priešakyje. Jeigu turit klausimų, rašykit dėl laminačių skirtumų, pavyzdžiui, dėl to, kas yra laminatė ar estetinis plombavimas, esam jau padarę video, tai šis būdas yra ilgalaikis, saugus ir jeigu susidurėt su tuo, kad žiūrite veidrodį ir jums netinka spalva jūsų dantų, ar aukštis, ar plotis, ar jie yra jau pažeisti, spalva nebetinka, tai kreipkitės į mus, ateikite į nemokamą konsultaciją, nusifotografuojam, pasimatuojam šypseną ir gal to ir tai reikia, kad turėtumėt naują, nuostabią, ar kaip ją be pavadinsi, tai yra jūsų šypsena. Tai ką, tai dėkoju ir rašykit, skambinkit, visą informaciją jau po šio video.